Sveiki, mėlyjei. Taigi tęsime pokalbį apie astralinius parazitus ir dvasinių arba subtilių pasaulių įtaką mūsų gyvenimui, energijos potencialui, kokybei ir taip toliau. Taigi, kuo užsiima dievai? Toks yra senas vedinis šaltinis Mahabharata, Vedų epas, ir tenais yra toksai personažas Devavrata, Bhishma. Jisai buvo pusdievis, jisai pasakojo tokį epizodą, galbūt suprasite, apie ką eina šneka. Jo buvo paklausta, o kaip danguje linksminasi dievai? Juk mes, žmonės, norėdama pasilinksminti, mes žaidžiame kauliukais. Tai tas Devavrata irgi atsako, kad dievai irgi linksminasi kaip ir žmonės, jie žaidžia kauliukais, bet tie kauliukai yra žmonių likimai. Šiais laikais tą dievų funkciją atlieka, ateiviai, ar ne, ateiviški pasauliai, paraleliniai pasauliai. Tais laikais, tų laikų žmogui, tos būtybės apsireikšdavo kaip dievai. Ir dabar mes matom, vieni mato, kiti nemato tos ateivius, ateiviškus pasaulius. Viduramžiais Europoje žmonės tai laikė demonais, demonų pasauliais. Ir jie vienaip ir kitaip žaidžia žmonių likimais. Tai ir tada čia paprasčiausia kaip pasaka, legenda kažkokia, tai žmonės anksčiau neturėjo ką veikti, prisigalvodavo nesąmonių ir dievai žaidžia žmonių likimais. Kaip jie tai žaidžia? Maždaug, kad žaidžia, jie linksminasi. Gerai, dabar šiuolaikinis toksai atvejis. Vienas mano bičiulis Kijeve, jogas gyvenantis, jisai pasakojo tokią istoriją. Dar pirmą Maidano laikais, kuomet Juščenka kariavo su ta moterim, kas ten dėl valdžios, tas politinės peripetijos netiek svarbios, bet jisai pasakojo tokią istoriją, kad jisai buvo grįžęs iš miesto, gavo tą tokį dozę tos politikos, atsisėdo, gal pamedituos, įsivalysiu protą. Bet pamiršo išjungti televizorių. Ir jisai medituodamas išėjo į astralą, jisai pakilo iki Kijevo maždaug lygmens virš miesto, kur matosi visas miestas. Ir aišku, tas miestas truputėlį tam astralė kitaip atrodo, ten truputėlį kita projekcija. Bet jisai visiškai sąmoningai pakildamas į tą, reiškia, būseną, į tokį aukštį, jisai pamatė skraidančią lėkštę, visiškai atvirai, jinai kabėjo virš miesto. Taip, plika akim jos nieks nemato, kaip ir debesėlis kažkoks, bet iš tikrųjų tai ne debesėlis, bet gryniausias kosminis aparatas. Svetimų, reiškia, civilizacijų. Ir jisai įsižiūrėjo, ką ten tie astronautai, kosmonautai tam aparate veikia, ir jisai įdėmiai žiūrėdamas pamatė, kad nuo telestudijos, kurioje vyko tas telešou, kurį transliavo televizorius, kurį jis pamiršo išjungti, o ten jisai transliavo politinius debatus, kišojo tokie kaip siūlai link tos lėkštės. Labai įdomus toksai liudijimas žmogaus, kuris ilgus metus praktikuoja jogą ir žino, ką sako. Taigi aš pamačiau ant to žmogaus, kad visas tas politinis gaivalas, energija, jinai yra nusiurbama į tą lėkštę. Lėkštėje sukasi toksai kaip kristalas aplink kažkokį tai bliūdą lėkštę. Ir ta energija akumuliuojama tą kristalą iš tų politinių debatų, politinių aistrų, kurios vyksta tiek aikštėje, tiek televizijoje. Ir po kurio laiko jisai mato, kad važiuoja kitas bliūdas, pasiima tos sukauptus kristalus energijos ir kažkur įsiveža. Bet tuo metu, kai jisai stebėjo tą visą reginį, kilo toj lėkštėje sąmyšis ir tos būtybės išsikvietė, taip jam atrodė, išsikvietė kitą lėkštę į pagalbą ir sprendė ilgai ką daryti, nes jie suvokia, kad jie yra stebimi. Kad tas jogas stebi tą visą procesą ir mato, kas vyksta. O tai, jam vėlgi jo informacijos sistema, ta mintis atėjo kiek vėliau,
kad joks žmogus, jokia žmogiška būtybė negali matyti to proceso, nes kai tik tai žmogus įsivelia į jų darbą, automatiškai griūna kažkas. Tai viskas visiškas chaosas, jie nebetenka kažkokiu tai savo, nežinau, ko ten energijos, kažkokiu tai jėgos ar panašiai. Ir kai tai nutiko, kai vat, jie dirba tą darbą, atseit jogas juos stebi, reiškia meditacijos būsenoje pakilęs virš miesto, jie įsikviečia pagalbą ir ta pagalba likviduoja tą visą ekipažą lėkštės ir atsiunčia naują visiškai. Ir po to jau jisai, tas žmogus, kuris meditavo, sako, nu aš supratau, kad mes kažkaip tai juos veikiame. Mes, kadangi atkreipiam dėmesį į juos, jų darbą, mes kažkaip tai trukdom jų darbui. O jie vat, dirba grynai kvantiniu principu, jie programuoja matricoje tam tikrus įvykius. Vat, pavyzdžiui, reikia, vat, gyvena žmogus, pirmas, antras, trečias, ketvirtas, nu daug žmonių, vat, kažkuriam tai mieste. Jie visi automatiniai biorobotai, jie reaguoja spontaniškai viską. Nu ir kiekvienu atveju, kai yra norima kažkokiu tai energetinių resursų iš paimti žmonių, sukuriama kažkokia situacija, politinė ar kažkokia, ar nu, tiesiog situacija, atitikrinė nelaimė gali būti belekas. Ir tiesiog sukuriama provokacija tokia ir tikimasi žmonių reakcijos į tą provokaciją. Po to ten aistras kaitina televizija, politikai, ten, nu žodžiu, kad kuo daugiau apie tai būtų kalbama, kad kuo daugiau kiltų aistrų, kad žmonės kuo daugiau pasidalintų į dvi stovyklas už ir prieš ir diskutuotų iki ten pamelinavimo. Tai va, vieną kartą irgi teko kalbėti su žmogum, kuris irgi yra aiškiaregis, gyvena netoli Kauno ir jisai matė, reiškia, panašius dalykus, kuomet vyko batalijos Garliavoje dėl tos mergaitės. Čia irgi jisai matė, kad tai yra suskaldymas tų struktūrų, žmonės buvo dirbtinai skaidomi, provokuojami pasidalinti dvi stovyklas, kaitino aistras kažkas, tai ir tos aistros buvo sugeriamos į... Nu, tas žmogus konkrečiai matė lėkštės virš Kauno, virš Garliavos konkrečiai ir taip toliau, tai viskas buvo. Yra žmonių, vat, kurie dirba, kurie yra vat, kaip mes žmonės, atrodo viens prie vieno, tų gatvių neatskirsi nuo normalaus žmogaus. Bet jie iš principo yra ateiviai arba tokios biomašinos, jie dažniausiai užima labai aukštus postus valstybinėse sistemose, teisinėje sistemoje. Jie tarnauja kaip ir tokie, kaip provokatoriai, arba kaip jiems įsako išprovokuoti kažkokius konfliktus lygioje vietoje. Ir jie viską daro, neriasi iš kailio, kad išsiprovokuotų tie konfliktai. Kad žmonės susiskaldytų kokiu nors konkrečių klausimų į už ir prieš. Į geriečius ir blogiečius ir taip toliau. Ir kuo tas konfliktas yra gilesnis, kuo jis ilgiau tęsiasi, tuo geriau, reiškia, tiems demonams, kurie siurbia energiją. Dabar prisiminkime, dar vieną tokius pasufleravimą duodu, kaip tai vyksta. Voltas Disnėjus, jisai labai taikliai, kartais jo animaciniai filmukai labai taikliai parodo, kaip iš tikrųjų yra. Tai va, tai jeigu prisimenat, yra toksai, gan nesenai per visus televizijos kanalus praėjo filmas vaikams Monstrų biuras. Ne, va, toks nekaltas pasufleravimas, kaip viskas vyksta. Yra kažkoks paralelinis pasaulis, kur gyvena baidyklės kažkokios, tai ir jos yra sukūrusios kažkokį tai kaip ir gamybos procesą, kuriame kaip konvejeriu plaukia kažkokios tai durys ir pro tas duris eina to baidyklė ir išgąsdina vaiką. Ir tas išsigandęs vaikas atiduoda tą energiją, iš jo yra nusiurbiama energija į balionus. Primityviai parodytas tas procesas, kaip tos astralinės antgamtinės demoniškos būtybės, jos siurbia mūsų energiją. Tai jeigu kam trūksta fantazijos įsivaizduot, koks tas procesas, tai pasižiūrėkit Monstrų biuro animacinį filmuką, tai jums bus aišku, kaip tie dalykai realiai vyksta. Na, kaip su tais dalykais kovoti, kaip reiškia, pabandyti atsispirti, kaip neturėti, kaip užkirsti kelią į savo energetiką šitos dalykus. Tai
jie, kadangi iš skraidančių lėkščių, jie programuoja scenarius. Jie yra režisieriai. Jie yra režisieriai ir jie tiesiog laike ir erdvėje išdėsto kažkokius tai veiksmus ir konkrečiai numato, kada, koks žmogus, kaip važiuos, ką darys, kur stovės, taip toliau, taip toliau, taip toliau. Dar vienas toksai iliustravimas temos, tai pažiūrėkite irgi filmą, kuris vadinasi Likimų biuras. Amerikietiškas filmas irgi apie tą patį, bet daugiau saugusiems skirtas. Likimų biuras, taip atrodo, taip vadinasi, dabar tiksliai to neprisimenu, bet ten siužetas toks, kad yra kažkokios tai spec tarnybos, kurios prižiūri kiekvieno žmogaus asmeninį likimą, kaip jeigu jisai toks likimas jam yra nustatytas ir jisai turi va tai to likimo, jeigu jisai iššoka į rėmus, prisistato kažkokius tai būtybės, ten tarnybos, vyrai juodais drabužiais ir tada sustato viskas į vietas, kad būtų teisingai, reiškia. Ir žmogus vėl gyvena likti normalų gyvenimą, vėl jam iškyla stresinės situacijos, jisai pergyvena, per jas perlipa, kenčia visokias būsenas ir tos energijos dėl tų būsenų yra nusiurbamos į tos energetinius balionus ir išvežamos į paralelinius pasaulius. Tai mūsų žemė, aš jau nekartą per paskaitas sakiau, kad tai yra ne kas kita, o ferma. Mes esam kaip bandomieji triušiai arba melžiamos karvės. Įsivaizduokite fermą, kurioje, normalią fermą kaime, kurioje ten koks 100 karvių ir ten yra robotai, kurie užsiima melžimu, ten šėrimu, visą kitą. Tai yra fermeriai, kurie prižiūri viską, darbuotojai fermų, visa struktūra veikia kaip turi būti. Tai lygiai tas pats yra anuose pasauliuose, kurie prižiūri mūsų pasaulį. Mes jiems esame maistas, mes esame resursas, išteklius. Yra, kaip sakiau, būtybės, tokios kaip ir mes, kaip žmonės, ir jos užsiima provokavimą, arba jos tiesiog vykdo valią kaip robotai tų pasaulių, kurie yra demoniški arba ateiviški ir panašiai. Tai va, kaip dabar atsispirti šitokioms provokacijoms, kaip pasistengti neįkliūti arba ištrūkti iš tos mašinos, biorobotinės mašinos ir kaip truputėlį sumaišytiem kortas. Aišku, geriausia pirmiausia, pasiekti tokią ramią proto būseną, tokią arti nušvitiminę proto būseną, kur tu esi čia ir dabar. Ir pabandyti kiekvieną kartą, kai tu eini kažkur tai, arba numatai savo dienos maršrutą, kur tu eisi. Jeigu tas maršrutas nusistovi maždaug vienodas, įpročiai susiformuoja. Nesvarbu, tu eini į darbą, iš darbo, namie tvarkaisi, po darbo, tavo visas ritualas dienos yra kaip ir apibrėžtas, kažkokio tai veiksmų algoritmika atsiranda, kur taip, o ne kitaip elgiesi, taip, o ne kitaip mąstai, taip, o ne kitaip darai. Tai reikia iš va šito rato išeiti, vienaip ar kitaip išeiti. Pirmas dalykas, jeigu tu pastebi, kad tu vienodų kelių važiuoji į darbą, tai tu tiesiog tą maršrutą keisk. Jeigu tu pastebi, kad tu vienodai kažką darai darbe, keisk. Tiesiog elkis neadekvačiai pats savo. Netgi iki tokio absoliučiai tokių skausmingų potyrių, kad pats savo atrodysi labai teisingas, sąžinė griauž, dėl to nesvarbu. Tiesiog šokiruok pats save ir aplinką staigiais, nenumatytais posūkiais. Pirmiausia, pats save šokiruok. Tai yra, pakeisk ėjimo į darbą maršrutą, pakeisk mitybos įpročius, pakeisk, bendravimo įpročius, pakeisk pomėgius, pakeisk, viską pakeisk. Ir ne tai, kad dabar buvo taip, o nuo šiol bus kitaip. Tiesiog kasdieną daryk ką nors kitaip. Kiekvieną dieną ką nors kitaip daryti ir ne taip pat kaip vakar. Tu ir taip kiekvieną dieną darai kitaip, bet tu turi sąmoningai suvokti, kad aš šiandien darau visai kitaip negu vakar ir absoliučiai ne taip, kaip aš to tikiuosi ir kiti žmonės to tikisi. Tai yra toksai geštalto terapija pačiam su savimi
Ir plius tu, vat, nu, aišku, tu šokiruosi aplinką, nes tu staigiai keitiesi, tu darysi nepatikimas. Bet nusispjaukit, tai viskas yra normalu. Tu pats už save atsakai, ne už kitą. Tau dabar svarbu nutraukinėti tos scenarius, kurie formuojami tavo atžvilgiu iš ateivių lėkščių. Arba iš tų paralelinių demoniškų pasaulio, prie kurių tu esi galbūt pririštas per astralinius parazitus, per žmonės, kurie tave vampiruoja, per visą eilę tokių, reiškias, kanalų. Tai spontaniškumas, netikėtumas, scenarijų keitimas, visko ko keitimas, kiekvieną dieną darymas visko kitaip, bet tas darymas turi plaukti iš tavo paties. Tas spontaniškumas, tas nenuspėjamumas turi plaukti iš tavo paties. Nes irgi neturėtų būti, kad taip mechaniškai, taip iš pradžių kažkiek tai reikia valios, bet po to tas žaidimas, situacija turėtų būti plaukti iš tavo paties kaip kūrybos proceso, tavo paties kaip kūrybos procesas. Tu pats esi kaip kūrybos procesas. Ir tu kiekvieną dieną gali susikurti labai daug situacijų, kurios iš pradžių bus šokiruojančios, po to visi pripras prie tavęs tokio ir viskas bus norma. Tai tokių dalykų labai nemėgstu tos ateiviškos civilizacijos, to šokiravimo, to nenuspėjamumo, tokio spontaniškumo, atsidavimo šitoj sekundėj, tokio sąmoningo atsidavimo buvimo šitai sekundėj ir iš tos sekundės darimo, einu, aš nežinau, kur po sekundės pasuksiu, ar į dešinę, ar į kairę, bet aš ateinu, ir pasuku. Tiesiog tuo momentu padarau sprendimą tokį, kuris yra absoliučiai keistas. Ir taip mes labai smarkiai nukarpom tos energetinius siūlus, kurie mus ryša kaip vampyriniai siūlai. Ir kaip nusirbimo kanalą, kaip tie kateteriai iš čakrų einantis į kitus pasaulius. Ir plius tada labai svarbu po tokių stiprių geštalto terapijų pačiam su savimi rasti laiko ramybei, keliom sekundėm, keliom minutėm, 15 minučių pabūt ramybėje, tokie tuštumos būsenoj. Ir jau tas toks spontaniškumas, jisai po kurio laiko jisai bus kaip tokia gyvenimo norma. Kitus galbūt tavo aplinkinių žmonės tai šokiruos, kadangi jie pripratę bus prie vienodo tavęs. O kadangi tu kasdien esi nenuspėjimas ir keitiesi, tai aišku šokiruos. Jie norės tave atvesti protą į ritmą ir taip toliau. Bet tavo ritmas yra pokyčiai, tavo ritmas yra spontaniškumas. Ir prie to jie turės priprasti irgi. Aišku, jiems bus nelengva. Ir tai bus jiems patiems pamoka taip pat būti spontaniškais ir nenuspėjamais. Mes, būdami spontaniškais nenuspėjamais, mes griauname tos sąsajas, griauname tos kateterius, pjaustom tos ryšius, nes tie ateiviai būtent taip įvesdami į tokias matricas, algoritmus, jie per tai mus pažaboja, įkinko į tas melžimo aparatus ir mus po to meldžia ir visai kitaip mumis maitinasi. Taip kad scenarius toks, kokį aš paišiau, bet nepamirškime dar svarbiausia po viso to rasti minutę keletą nusiraminimui, meditacijai, jogai, tiesiog pabuvimui prie geros muzikos ir prašyti tokio būti savimi, kiekvieną dieną tu elgiesi vis labiau savimi, tu būni spontaniškas, nenuspėjamas. Ir tai yra raktas į sėkmę, raktas į laisvę, galų gale į laisvę, į nepriklausomybę, į tokią prieš pabudiminę būseną, kuri yra labai faina, žaisminga, turinti daug energijos, duodanti daug energijos, nes tu netidavinėji energijos kažkam, tu savo ją laikai. Ir tada iš to plaukia kiti dalykai, pavyzdžiui, tarnystė artimui. Tada labai gerai supranti kitus žmonės, tu tada labai gerai jos atjauti ir suvoki tikrąją tų žmonių bėdą ir gali jiems padėti. Irgi atsiranda toksai matymas, toksai laukas, kuriame tu gali ir matyti, o matydamas ir padėti kitiems, nes tu esi ne matricui, ne sistemai, ne algoritmikui, ne kažkokiam tai komforto zonos visumoje. Tu tiesiog esi tiesiog neapibrėžtas, o kai esi neapibrėžtas, tu esi matantis. Taigi dar kartą dėkoju visiems, ilgo ir ramaus gyvenimo visiems, viso gero.